Gerbiamas Raimondai, jūs jau ne pirmą kadenciją dirbat Seime, bet aš tikiu, kad yra žmonių, kurie jūs mato pirmą kartą. Kaip jūs jiems prisistatytumėt, ką apie save pasakytumėt? Na, esu iš tikrųjų Pajūrio žmogus, palangiškis. Tėvas mano atkilęs yra iš Klaipėdos. Prieš karą jie buvo išvežti į Sibirą, senelis Sibirė ir mirė, tėvas grįžo. Mama tikra palangiškė, iš senos žvejų šeimos Palangoje. 75 metais Palangoje baigiau mokyklą vidurinę ir ėjau į Vilniaus universitetą mokytis taikomosios matematikos. Baigęs universitetą grįžau vėl dirbti Palangą, mokslo tyrimų institute, bet dirbdamas neakivaizdžiai baigiau aspirantūrą matematikos kibernetikos specialybei. Nu, kai paputė laisvesni vėjai, tapau verslininku. Ir nuo 95 metų, dar mėgėjiškai pradžiai, jau esu politikoje. Iš pradžių kaip liberalų sąjungos narys, tapau miesto tarybos nariu, o 2000-aisiais tapau Palangos meru. 2000-ųjų pabaigoje buvau išrinktas į Seimą ir štai 2 kadencijas aš dabar Seime. Skirtingai nei keletas jūsų kolegų iš jūsų kartos politikų, kai kas jau išeina iš Seimo, išeina iš aktyviosios politikos. Kodėl jūs sutinkate dar kartelį tęsti savo kadenciją Seime? Na, iš tikrųjų, prieš metus aš pakankamai ilgai mąsčiau, ar man reikia eiti į Seimą dar sykį, nes vis tik 8 metai politikoje tai yra daug. Tačiau kažką pavyko jau nuveikti, o kažką vis tik tai dar noriu nuveikti. Ir ta galimybė išreikšti save, esant Seime, mane šiek tiek patraukė. Ir aš pagalvojau, kad gal aš dar sykį vieną pabandysiu, jo labiau, kad yra iš tikrųjų neužbaigtų projektų. Tai vienas iš tokių projektų - dar sumažinti gyventojų pajamų mokestį. Kitas projektas - reikėtų kažkaip Palangoje pastatyti vietoj senos vasaros estrados daugiafunkcinį konferencijų ir koncertų centrą. Na ir eilė visa kitų projektų. Vėlgi einate į Seimą, kandidatuojate į Seimą ir kokie būtų jūsų pranašumai prieš konkurentus? Aš manau, kad sukauptos žinios per 8 metus, patirtis, žinojimas visų Seimo procedūrų, ką išmokti užima pakankamai daug laiko. Viską tą aš jau turiu ir aš turiu tikrai, sakysim, taip, privalumą prieš tik ateinantį naują Seimo narį. Todėl aš manau, kad galėčiau būti pasirinkimas. Jūsų labai keista rinkiminė apygarda. Jūsų rinkėjai ir palangiškiai, ir klaipėdiečiai, ir Neringos gyventojai. Ar jūs pajėgsite apriepti visus jų interesus? Apygardoje dirbo pakankamai rimtai, važinėjau ir į Neringą, buvau ir Klaipėdoje ne vieną sykį, o pakankamai daug. Dirbo ofisai, susitikinėjau su rinkėjais, žinau jų problemas. Jeigu jūs konkrečiai klausit Klaipėdoje, tai mano supratimu ten dabar ne visai gerai yra su kultūros objektais. Verkiant reikia Klaipėdoje naujo muzikinio teatro, verkiant reikia skubiai renovuoti dramos teatrą, reikia pastatyti sporto areną. Tai čia Klaipėdos problemos. Palangoje mes tų problemų irgi turim ne ką mažiau, Neringoje jos irgi yra, kadangi miestas šiek tiek mažesnis, bet problemas ten tikrai nemažesnis. Kaip pats minėjote, esate pagal išsilavinimą tiksliųjų mokslo atstovas, ilgą laiką dirbote finansų srityje. Ar galėtumėte pažadėti rinkėjams arba galų gale netgi įvykdyti ir panaikinti mokesčius, kad jų našta būtų lengvesnė visiems Lietuvos žmonėms? Iš tikrųjų, tai yra sena liberalcentristų idėja. Reikia mažinti mokesčius, nes kiekvienas žmogus uždirbtus pinigus išleis geriau negu bet kuri valdžia. Perskirstyti pinigus yra sudėtingiau. Perskirstyti pinigus nėra sudėtinga, bet ne visuomet jie efektyviai panaudojami. Pats žmogus geriau žino, ko jam reikia, kaip jis tos pinigus išleis, kaip jis panaudos. Aišku, tam tikra dalis pinigų turi būti surenkama mokesčių pavidalu, nes vis tik tai viešosios paslaugos, tokios kaip švietimas, tokios kaip sveikatos apsauga, tokios kaip valstybės valdymas, jas vis tiek reikia finansuoti. Krašto gynyba, tvarkos palaikymas, jas vis tiek reikia finansuoti. Taip, kad visiškai nuo mokesčio atsisakyti valstybė niekada neišeis. Tačiau mokesčiai turi būti tokiam lygmenį, kad jie neleistų valdžiai išlaidžiauti ir, sakysim taip, švaistyti žmonių pinigus. Šis Seimas, kuriame dirbote, iš tikrųjų garsėjo tuo, kad buvo ganėtinai nedarnus. Buvo išsišokėlių, kurie daug triukšmavo, buvo išsišokėlių, kurie netgi apsistumdydavo. Ar jūs nebuvote vienas iš tų, kurie keldavo skandalus? Aš esu ramaus charakterio iš tikrųjų ir niekad nelendu į tarppartinės rėtinas. Tiesą sakant, ypač pastaroji kadencija, pastarėjai 4 metai, kaip tik buvo beveik ištisinės rėtinos Seime.
keitėsi koalicijos, partijos tarpusavį nepajėgios buvo susitarti, teko net pirmas iki istorijoje dirbti mažumos vyriausybei, ko Lietuvoje bent jau šiuo nepriklausomybės laikotarpiu nėra buvę. Patikėkit, tai tikrai buvo nelengvas darbas, bet aš niekad nesikišau į partinės peštynės. Mūsų pokalbio pabaigai, jeigu rezimuoti, kokie jūsų pranašumai prieš konkurentus ir ko jūs palinkėtumėt rinkėjams? Na, aš manau, kad šiais laikais, kai pasaulis pilnas iššūkių ir konkurencijos, žinios ir patirtis įgyja lemiamą reikšmę iš tikrųjų. O žinių ir patirties per 8 metus biudžeto ir finansų komitete aš tikrai sukaupiau ir esu pasiryžęs dar 4 metus šitam komitete dirbti. Bet vienaip ar kitaip, gerbiami rinkėjai, jeigu jums patinka ir kitas kandidatas, jūs vis tiek ateikit į rinkimus ir balsuokit. Už ką balsuosit, netiek svarbu. Svarbu, kad jūs ateitumėt ir neleistumėt, jog jums valdžią už jūs kažkas kitas išrinktų. O ką pasirinkti, jau nuspręsit vietoje.